Mano mokytoja, aš turėjau dailės istorijos mokytoją, kuri man yra sakė, geriau turėti vieną klientą už 200 negu 10 po 20. Aš to bandau laikytis. Geriau turėti vieną rimtą klientą negu 10 tokių, su kuriais daugiau nervų susigadinsi. Aš manau, kad čia yra labai logiška. Šeštadienis. Vidurdienį su Eimantu susitinkame Vilniaus senamiestyje. Birželio saulė kepina, tad patraukėme ieškoti šešėlio. Kol žingsniuojame, jis man papasakoja, ką šiandien jau spėjo nuveikti ir kokie darbai dar laukia po mūsų pokalbio ir likusių savaitgalį. Su Eimantu susisiekiau vedamas smalsumą. Jis freelanceris, kaip ir aš. Tad aptarėme mums aktualias temas bei su kokiais iššūkiais susidurėme, dirbdami laisvai samdomo darbuotojo darbą. Eimantas neseniai socialinėje erdvėje pasidalino istoriją, kuri surezonavo tiek su mano patirtimis bendraujant su užsakovais, tiek iš kitų kūrėjų girdėtais pasakojimais. Buvo viskas labai paprasta. Vieną dieną parašė vienas labai kietas ir mano mylimas videografas. Sako, čia Hebra nori daryti eventą, gal norėtum plakatą daryti? Sakau, žinoma. Ir jie parašė, mums reikia plakato iki sekmadienio. Tai buvo man ketvirtadienis, man atrodo. Jo, ketvirtadienį. Jie atsiuntė referencą pastato, kokio jo norėtų, kuris yra, kablys, klubas kablys realiai, ne? Aš padariau tą kablį su to visų jų kablių, kuris yra išlindęs tas toksai. Aš jiems padariau pirminius plakatus per ketvirtadienį, mes susirašėm, sako, biški ne mūsų vaibas, sakau, okei. Sakau, tai būna, tai yra normalu, kad, tiesiog, ne, biški reikia pagauti. Padariau kitus, nusiunčiau penktadienį ir nieko netrašė. Šeštadienis, sekmadienis, nieko netrašė. Gau, okei, pirmadienį aš jam parašiau, sako, mes su kolegomis tarėme. Sakau, gerai, tarkitės. Ketvirtadienį buvo Žalgirio rungtynės, mes sėdėm su draugais ir man parašo tas bičiukas, mes pasidarėm plakatą su dirbtiniu intelektu ir sako, o gal tave pamokyti, o gal tu moki dar ką nors kito, gal SEO darai ir ką nors. Ir man labai nepatiko tas bendravimas jo ir koks jisai skambėjo pasikėlęs. Turiu pripažinti, kad buvo tikrai nebuvo fainas, buvo šūdinas etapas. Iš pradžių buvau piktas ir nusivylęs, kad tai būna ir jie bendrauja su tavim, kaip tu esi niekas tipo. Bet tas piktis greit praėjo. Vėliau man buvo visa situacija juokinga. Aš juokiausi, mes su draugais žvengėm. Yra, kad mano draugai mane labai palaiko. Aš jas žiauriai myliu. Ir jie mane labai palaiko ir man atrodo, man taip padėjo tą situaciją priimti. Mano situacijai tiesiog turi būti žmogus paprotintas, kad seniai taip nesidaro dalykai. Negalima taip daryti. Pagalvojau, kaip parašyti, kad neprisibazarinčiau per daug, nes aš parašiau viską gražiai, kėliau istoriją ir aš ko tikėjausi. Aš tikėjausi, kad bus žmonės, kurie man knis protą dėl to, kad aš nepasiėmiau avanso, kas yra mano visiškai kaltės, čia yra, aš turėčiau pasimti jį, taip. Ir nei vieno tokio neatsirado. Aš per penktadienį susilaukiau gal 60 žmonių, daugiau tikriausiai žinučių. Iš šiaip žmonių, kurie mane seka dėl to, kad jiems patinka mano plakatai, kad čia yra blogai. Susilaukiau iš kitų kūrėjų, ten tarkim fotografų, didžėjų, videografų, kuriems yra buvę panašios situacijos, kad tau nenori mokėti, nors ant sumos būna tarkim 50 eurų. Ateina penktadienio vakaras, mes vėl nuvarom į kiemą. Sėdim su draugais, pasiėmė nealkoholinio liuko, aš asmeniškai, gal alkoholis, neatsimenu. Ir tas bičiukas parašė ir jisai buvo nusiteikęs labai agresyviai, tikrai. Jisai sakė, kad aš esu labai godus, kad aš čia pinigų tik noriu ir jisai jų nenori mokėti ir tada aš paviešinau ir ten šiaip labai daug žmonių pamatė, ten žmonės persidalino, ta prasme, aš manau, kad penktadienį virš 5000 žmonių pamatė visus šitą įvykį. Prieinant prie to, kad viešumas ir reikalingas tokiem dalykam, nes kitaip blogą elgesį normalizuoji iš esmės. Ir jisai parašė, sako, aš tau galiu 5 eurų pervest ir tai tu nesi jų vertas, tiesiog, kad tipo, tu čia nusiramintum. Ir aš sakau, doga mailą. Jisai sako, kam?
O aš norėjau jam nusiųsti tokį jau teisinį laišką tipo, nes kalbėjau su viena mergina ir jinai sako, kad galiu tą daryti, nes yra raštiškas parodymas, kad jie man žadėjo sumokėti pinigus. Čia nėra pinigus, nes 105 eurų net man nėra dideli pinigai. Ir čia yra apie tai, kad jisai taip bendrauti, tiesiog negalima, tipo, tu nori palaikyti darbinius normalius ryšius, o ne elgtis kaip žodžiu. Ir jisai galiausiai pervedė tos pinigus ir jis man tada rašo dar naktį, sako, gal gali įsikelti story, kad mes susitaikėm, nes tave seka daug gražių merginų, nenoriu, kad jos galvotų, kad aš duchas esu. Čia praktiškai citata yra, jisai tai parašė, mes su mergina perskaitėm, nusižvengėm, nusinčiau, įskėliau man antroj close friendus, visi pažvengės, savo hebrą. Ir aš kitą dieną parašiau post storiuką, sakiau, jisai man pinigas pervedė, mes nesam draugai ir mes, sakau, man jisai vis dar yra toks pat nefainas žmogus, koks jis buvo. Ir tiek, ir aš manau, kad mūsų daugiau keliai niekada nesuves.